Sveiki visi. Prieš tai turėjau dabar 1,5 valandos susitikimą su bendruomenės atstovais, kurie yra iniciatyvinės grupės atstovais. Šiandien parvežu nemažai namų darbų. Tai pagrindinė ir žinutė tiesioginio bendravimo ir su jumis. Ir ypatingai aš kalbu apie tuos žmonės, kurie čia gyvena, bendruomenės atstovai, su politikais mes turim kitus formatus susitikti, tai labai malonu. Tai, ką aš išgirdau šiandien iš bendruomenės atstovų, tai labai pagrįsta kritika. Labai pagrįsta kritika, kad dalis informacijos, kuri buvo pateikta, viena kitai prieštaravo. Labai pagrįsta informacija, kad nėra atsakymų ir dėl to yra nežinia. Kiek, kokių srautų, kiek prižiūri vienos probacijos darbuotojas nuteistųjų, kaip prižiūri, kaip atvyksta. Daug klausimų, kurios atsakymus jūs negavote. Akivaizdu, kad jeigu lapkričio 8 dienos susitikimas būtų tinkamai įgyvendintas iš kalėjimų tarnybos, probacijos tarnybos, šiai dienai mes galėtume kalbėti turbūt kitą apimtimi. Labai atsiprašau, ką mes kalbėjome šiandien su bendruomenės atstovais. Jau rytoj pasikviečiau kalėjimo tarnybos ir probacijos tarnybos vadovus, kad pateiktų tą informaciją, kuri buvo prieštaringa, tą, kuri netitiko realybės, arba jos nepateikė. Tai yra tie namų darbai, atsiprašau, kurie nebuvo padaryti laiko. Ar mes galime išgirsti tiesiogiai jūsų, ne tik bendruomenės atstovų pastebėjimus, kas kelia nerimą, nes mes turime kelis etapus. Pusiaukelės namai, probacijos veikla, srautai. Norėčiau tiesiogiai iš jūsų išgirsti, ką aš galėčiau parsivežti kaip namų darbą, kad rytoj kalbėdami kartu su kalėjimo tarnybos, probacijos tarnybos vadovais, išgirsti jūsų nuogąstavimus ir klausimus ir rasti sprendimus. Nepristatyti, neįtikinti, rasti sprendimus, kaip užtikrinti jūsų saugumą. Tai aš labai norėčiau betarpiško bendravimo. Ir esu tikra, kad mes galime laikyti plakatus. Mes galime rėkti. Bet aš atvažiavau išgirsti. Mes užsirašėm kelis lapus bendruomenės atstovų. Pastabų. Tų, kur buvo neatsakyta ar kas padaryta blogai. Leiskite galimybę surinkti informaciją, kas buvo blogai. Aš matau vieną ranką, tai aš prieisiu. Bet ne visi kiek, kam gali nesakyti. Tai dabar yra toks klausimas, Mantas būsiu, yra toks klausimas, tai dabar jau nuspręsta, žiūriu, kad jau vis tiek jūs norit juos čia įkurti tos namus, taip? Jų nebus taip, kad nebus čia. Šiandien esu tam, kad išgirsti, kas kelia klausimų, kokios informacijos negavote, tam, kad galime išsiaiškinti, nes ką aš girdėjau. Šiandien atvažiavau daryti sprendimų, atvažiavau išgirsti jūs ir rytoj susitikti su tarnybos vadovais, pažadėjau šią savaitę pas bendruomenės atstovo Kęstutį nematau, grįžti pas Kęstutį šią savaitę su informacija ir kokius sprendimus mes galim priimti. Šiai dienai atvažiavau neįtikinti. Nepriimt sprendimus, išgirsti jūs. Jeigu galėtumėt įgarsinti, kuri dalis buvo klaida, kas blogai iškomunikuoti, kas kelia nerimą, aš šią savaitę. Atstumas iki mokyklos. Darželį. Ta pati stotelė, kaip ir tas stotelė išlipa iš mokyklos. Religijos. Vaikai išlipa toj pačioj stotelė į mokyklą, toj pačioj stotelė išlips probacijos. Vaikas važiuoja ir Tai, ta prasme, jie išlips vieną stotelį, pabendravus ir išsiskirs. Aš einu į mokyklą, į 5. klasę, tu eik į probaciją. Aš čia va leidžiuosi ar dar kažką darau. Probacijos rūtai, kurie važiuoja. Taip, nu tai... Mes turime vieną autobusą, kuris važiuoja 54, vienas maršrutuoja. Tai su Kaunu mes turime vieną susisiekimą. Iš Kauno. Su Kaunu, su miestu. Mes pas mus šiaip visą miestą infrastruktūrą, tai pas mus autobusai važiuoja kaip nori. Jeigu autobusas sėdai, tu važiuoji 2 valandas. Ir va dabar lygiai tas pats, tai jie visi per visą miestą važiuoja čia. Tai visi tokie elitiniai, faini žmonės, tai jie važiuos kartu su mano mažamečiu, 6-mečiu, 7-mečiu, 8-mečiu vaiku. Darbo metu, kad ir tas pats laikas. Taip, vaikai, tai ta prasme, jie baigia, visą valandą, tai jie patys. Darbo metu tas pats. Labą dieną, gerbiami. Dabar klausimas yra toksai. Mes esam tėvai, mes paleidžiam vaikus į mokyklą vienus. Dabar, jeigu bus įkurdinti šitie pusiaukelės namai, mes garantuoju, kad 90% tėvų nepaleis vaikų vienų. Jie vėluos į darbus, nuveždami vaikus
parsiveždami iš būrelių arba vaikai turės sėdėti mokyklose iki galo darbo tėvų. Jūs suprantat, šitą pusiaukelės namai, jie sutrikdo mūsų visą bendruomenę. Atsiras krūvos problemų, kurių jūs nepaskaičiavot. Ir plius, jūs nesitarėt visiškai su gyventojais. Mes sužinom post factum, kad bus tokie namai. Meras, kaip suprantu, palaikymo mūsų pusėje taip pat neteikė jokio. Tai mes tikimės, kad jūs palaikysit. Mes esam tėvai, mes bijom dėl savo vaikų. Yra darželis, yra mažiukai vaikai. Supraskit mūsų. Ir tų, kurie gyvens čia ir išvažiuos į darbus, jie grįž. Mes nepristovėsim prie savo vaikų. Mes kiekvieną dieną nervuosimės ir pergyvensim dėl jų likimo. Jūs supraskit tokį dalyką. Yra tų namų, kur galima įkurdinti, yra pastatų, kur turi turto bankas, kur juos galima saugiai ir jiem patiem, jiem nekils blogų minčių matant ištisai vaikus, kad kažką padaryti. Mūsų baimės yra pagrįstos. Tiek. Alma, man labai kilo toks klausimas. Jūs planuojate įkurdinti 25 nuteistuosius, ar ne, kurie čia bus pusiaukelės namuose. Ir labai rūpinantis jų gerovę. Ar verti 25 tie nuteistieji likusios bendruomenės, kur yra 12 000, ar atsveria tas dalykas? Mes rūpamės 25 asmenim, bet ne 12 000. Kas jums svarbiau? Tikrai, ačiū už pasisakymą, aš net važiavau paneigti tai, ką jūs sakote, kad Inga bendruomenės atstovai minėjo dalis srautų, kokiu laiku, kad tos pačios stotelės esu tam, kad išgirsti jūs tiesiogiai, grįžti su namų darbais ir dar šią savaitę galėčiau pas bendruomenės ar iniciatyvinės grupės atstovą grįžti su vaikais sprendimas. Vidas ministrė. Nesu pratęs kalbėti labai daug, esu ūkininkas ir tokį iš praktikos pastebėjimą. Norint 70 gyventojų gyvenvietėj kaime įveisti 200 avinų bandą, aš turiu atlikti poveikio aplinkai tyrimą. Tai jūs dabar man pasakykite, kokie jūsų nuteistieji yra prastesni už tos avinus. Teritoriškai, nes turi būti padaryta. Kad čia šito kalėjimo nebus, tai yra faktas. Kovosime, turim bendruomenėje stiprių žmonių, jie tą dalyką padarys. Apie tai, kokios baimės mes galime žiūrėti čia nebus, nes jūs pradėjote, kaip žemaičiai sako, untrai daryti viską. Tai reiškiasi, aš siūlyčiau jums rasti sprendimą, kaip tuos žmonės, kuriuos jūs norite išauklėti ir paleisti visuomenę, ras kitą sprendimą, kur juos paleisti. Nes kaimas miršta. Kaime yra daug apleistų pastatų. Tegul jie kaime padeda močiutėm malką skaldyti, kelią šluoti. Ir paskui, kai mes visi iš kaimų atvažiavome į didmiesčius gyventi, išsinuomoja butą, pasiema paskolą, taip jie bus dirbantis, bankai jiems duos paskolą. Jeigu bankas duos tam buvusiam nusikaltėliui paskolą, jis tikrai bus vertas ateiti į mūsų bendruomenę ir mes jį priimsim. Labas vakaras, Dalia. Labai pritariamam ūkininkui, ačiū už gerus pastebėjimus ir šiandien iš tikrųjų grįžus po darbo truputėlį pasidomėjau. Jūs paklausėte, kaip jūs galite užtikrinti mūsų saugumą. Tai aš palandžiau po duomenų bazės, pasiskaičiau mokslinių straipsnių apie būtent probaciją, tai jūsų kalėjimus ir tuos visus lygtinius paleidimus ir viską. Žinokit, nieko gero neradau. Jūs saugumo mūsų negalite užtikrinti tokioj urbanizuotoj vietoviai kaip šita, šalia mokyklos, darželiai. Mes patys netelpam, mes neturim rekreacijos zonų, mes neturim šaligatvių, mūsų vaikai eina į mokyklas gatvėmis. Ir dar šalia to kaliniai
Taip sakė, mums nebus kažkokių tai seksualinių nusikaltėlių. O kas mums gali tą užtikrinti? Niekas. Mums iš tikrųjų toksai vadovas, kuris čia pristatė, bandė jis pristatyti, jam nepavyko pristatyti. Iš tikrųjų jis tai mums nepristatė šito projekto. Aš teigiu, aš asmeniškai buvau lauke ir viską girdėjau. Jie mums nieko nepristatė. Mes atėjom tiesiog prieš tai protestuoti ir jie nieko nepristatė. Jie bandė atsakyti mūsų klausimus, tačiau tas žmogus buvo nekompetentingas ir jisai neatsakė į mūsų klausimus dėl saugumo ir dėl visko, ko mes klausėm. Nebuvo moksliškai pagrįsta. Ir tarkim, aš tikrai pasiskaičiau straipsnių ir radau, bet tarkim, narkomanai ir visi kiti tie asmenys, jie tiesiog nusikaltėliai, jie yra veikiami įvairių veiksnių, o mūsų bendruomenė tokia sugrūsta. Pažiūrėkit, kiek veiksnių aplinkui. Mokiniai, ar ne, juos veikia įvairūs motyvai, nusikaltėliai, bendrininkai ir taip toliau. Tokioj sugrūstoj visuomeniai iš tikrųjų taip labai yra didelė rizika mums visiems. Ir saugumo nėra, jūs neužtikrinsit jo. Labas vakaras. Aš esu tikriausiai seniausia Šiaulių Sargėnų gyventoja. Aš nuo 2 metų čia, man dabar 76. Ir dabar aš gyvenu Šakių kaime, Šiaulinės gatvėje. Man į namus iš stotelės pareiti reikia per Stumbro gatvę. Man bus saugu pareiti? Ne. Ir tokių kaip aš yra daug. Ačiū. Labas vakaras, Asta. Aš turiu tik kitokį klausimą. Domeikava yra labai sparčiai augantis rajonas. Daugybė naujakurių butus, namus įsigyja už paskolas, už savo ilgai sunkiai uždirbtus pinigus. Dabar jie neturėtų norėsim visi bėgti, bet mes pastuose, nes buto neparduosi, jis visiškai bevertis. Tarp tų naujakurių daugybė grįžusių imigrantų. Kokia jūsų žinutė imigrantams? Ko joms grįžti į Lietuvą? Kad kaliniais apmėtytų? Bet tų saugių namų. Ko joms grįžti į Lietuvą? Kokia jūsų žinutė šiuo atveju? Labas vakaras, Donata. Jūs prieš tai, ministrė, uždavėt klausimą darbo laiku, ar ne? Vaikai važinėja autobusais, ne tik tai darbo laiku. Jie lanko dailės mokyklas, ar ne, jie lanko sporto būrelius. Tėvai lygiai taip pačiai, ne visi dirba nuo 8 iki 5, jie dirba pamainomis. Lygiai taip pačiai jūsų siūlomi mums kaimynai, ar ne, kurie galimai dirbs iki parduotuvėje, kuri mielai juos priema, jie irgi nedirbs iki 5, jie dirbs ir iki 10, ir iki 23. Ir tai yra tamsus paros metas. Pas jus sumažės ir pareigūnų, kurie prižiūrės, ar ne. Tarkim, vaikai, galiu pasakyti, sporto mokykloje, mano konkrečiai dukra, baigė 21 valandą treniruotę, būdama 16 metų. Kitokių laikų nėra. Tai yra sporto mokykla, ne būrelis, komercinis, ne niekas. Ir autobusu važiuoja. Lygiai taip pat važiuos ir tie kaliniai. Ne tik tai 5 valandą. Jie važiuos ir 19, ir 20, ir 22, nes greičiausiai irgi dirbs pamainomis. Kitas dalykas yra savaitgaliai. Kitas dalykas yra kaip tėvai, ar ne, didžioji dauguma visiems yra dirbantys žmonės, nuo 8 iki 5, iki 6 ar taip toliau, jie nebus namuose. Mūsų vaikai, ar ne, nuo 12 metų, nuo 10 metų, kada jie gali būti vieni ar su vyresniais broliais, bus vieni. Jie bus vieni kieme, jie eis į gatves, kas tada jo žiūrės? Net tėvų šalia nebus. O mokykla yra mūsų didelė, mums vaikai netelpa į mokyklas. Žinot, kur Domeikavos gyventojai veža vaikus į darželius? Į Užliedžius, į Panemunę, į bet kur, toli. Todėl, kad mes negaunam. Ir pastatas atsiranda kaliniams ar nebuvusiems tebūnie. Kodėl jūs neapgyvendinat jų Pravieniškėse, kuri yra Kauno apskrities ir ten jau yra vieni namai? Ten ką netilps dar 25 į to 6 pastatus?
Aš norėčiau pakomentuoti, per praeitą susirinkimą buvo klausimas, kaip tai paveiks nekilnojamo turto rinką ir tiesiog sakė, tokių tyrimų nėra, bet jau yra 2 atvejai išgyvenimo. Tai vienas žmogus pardavinėjo kotedžą Šakių kaime, pažįstamas, ir sakė, kad prieš žiniasklaidoje pasirodant pranešimams sulaukdavo vidutiniškai 5 skambučių interesantų norinčių iš jo pirkti būstą, o po žiniasklaidos paviešinimo apie pusiaukelės namus ir probacijos tarnybą skambučiai nustojo ir žmonės nebesidomi jo nekilnojamo turto. O kitą atvejį turim net ne Domeikavoje, o gretimam Vytėnų rajonui, kur buvo žmogus palikęs užstatą už nekilnojamo turto objektą, bet sužinojęs, kad čia bus pusiaukelės namai, atsisakė sandorio ir tiesiog prarado užstatą, bet nebenorėjo toliau įsigyti to nekilnojamo turto. Tai čia jau yra 2 faktiniai su nekilnojamo turto susiję. O kitas atvejis, tiesiog apie vaikus dar norėjau pridurti, aš 4 vaikų mama esu, 3 mokosi šitoje mokykloje ir mūsų emocinė būsena, ypatingai vaikų, tai yra tikrai sudėtinga, vaikai jaučia baimę, manęs klausinėja, mama, ar mes galėsime, kai bus šiltas stadione, tavęs laukti, ar mums mokykloje reikės sėdėti, ar dabar mūsų mokykla bus aptverta. Ir aš pagalvojau, Dieve mano, kuo mano vaikai nusikalto, ką jie padarė, kad jie turėtų būti aptverti. Ne jie nusikaltimą padarė, ne jie turėtų būti aptverti. Jūs saugumą užtikrinti. Įsivaizduokite, koks tai yra spjūvis mums, kaip bendruomeniai, iš savivaldybės sfero, iš kalėjimų departamento, iš probacijos skyriaus. Mūsų mokyklose trūksta vietų, trūksta klasių, vaikai sėdi lygiai taip pat, kaip mes šiandien. Mes kaip bendruomenė norime nusipirkti tą pastatą, atidaryti darželį, atidaryti mokyklą, o mums tą pastatą pakiša kaip kalėjimą. Mes norime nusipirkti tą pastatą kaip bendruomenė. Mes norime darželių, mes norime mokyklų, o ne kalėjimą. Tai yra ir iš savivaldybės pjūvis, ir iš Lietuvos pjūvis, Domeikavos bendruomeniai į veidą. Sveiki, Egidijus, aš norėjau tik pasakyti, kad pusiaukelės namai tai yra kalinių integracija į visuomenę. Mes jų čia neintegruosim, jie čia visą laiką jaus nuo mūsų kažkokį pyktį. Mes stovėsim, piketuosim, nežinau, ten kažką darysim, bet tai aš nemanau, kad čia pasieksim šito. Dar vienas klausimas, vėl iš manęs, klausimas, teiginys, ar ne, šita pusiaukelės namų idėja yra atėjusi, ar ne, iš kaimynų norvegų, taip, jie investuoja čia pinigus ir jūsų buvo pasakyta, kad jūs negalite 5 metus nieko keisti, nes norvegai, žodžiu, čia investuoja. Čia yra Lietuva. Jūs esate Lietuvos pirmininkė, ar ne? Mes esame Lietuvos piliečiai, mūsų mokesčių mokėtojų pinigais yra išlaikomi ir maitinami ir prižiūrimi darbuotojų, ar ne? Mūsų mokamais Lietuvos piliečių pinigais nuteistieji. Jūs, ar ne, visas viešasis interesas taip pat esate dirbančiųjų sąskaita išlaikomi. Kokią teisę turi norvegai spręsti, kiek čia metų kas gali būti, ar ne? Jūs kaip ministrė, aš manau, galite neduoti jam kalinių. Tegul stovi tuščias pastatas tada. Viskas. Smagiau, kad jūs tai matysite. Man kyla toksai klausimas. Policijos artimiausias padalinys yra Lapėse. Mastaičiuose, aš jau atsilikau, reiškia, iš vis be nieko. Vokietijoje yra taip, jeigu yra tokie panašus namai, tai pirmiausia turi būti padalinys, o po to visa kita. Ir suderinta su bendruomenė. Logikos
man čia nebėra, aš galvoju, ar tas nors ką nors dar čia galvoja. Todėl, kad dabar, jeigu važiuotumėt link Domeikavos, ten yra susiaurintas kelias, su paaukštintais bordiūrais ties sankryža. Aš net galvoju, netgi jeigu reikėtų kelią duoti greitai ar gaisriniai, mašinos nebepasitrauktų, o pas mus tai ištisiniai kamščiai, kaip mus greitai pasiektų policijos pareigūnai čia ir dabar, jeigu iškiltų incidentas. Tai dėl saugumo, kad Saugumo nėra. Nekalbant apie visus vaikučius ir visą, ką buvo išsakyta. Tai čia elementarus tas jūsų rankose. Visur nieko čia nėra. Čia pirmiausia yra pakelės namai, o po to tai visi kiti dalykai ir tai paslapčia. Čia bendruomenė nepritaria. Vėlgi, sveiki Sigitas, norėjau paklausti, ar yra kas nors šioje salėje, ar šiaip iš specialistų, kas susirinkusiai bendruomeniai galėtų pasakyti 5 arba 10 argumentų, kodėl ši vieta, konkrečiai ši vieta, yra geresnė negu 10 kitų vietų. Todėl mes girdim, kad taip jinai yra, bet kokiais argumentais remiantis ir konkrečiais punktais. Šita vieta yra geresnė negu visos likusios vietos. Ačiū. Pone ministrė, norėčiau paklausti tokį klausimą. Vytautas, pasakykit man, prašau, kas nupirko pastatą? Kalėjimo tarnybos Jūsų pavaldinys, kitaip tariant, kalėjimo departamento direktorius, tarnyba, nu gerai, kas dėl to. Aš klausiu, kas nupirko? Kalėjimo departamentas nupirkus noriu pagalbą ar valstybė? Atsakant, yra pirkta iš Norvegijos finansavimo modelio, projektai gyvendinanti tiesioginė institucija yra kalėjimų tarnybos aprobacija, ką aš girdžiu jūsų bendruomenės pastabas, dėl ko labai svarbu, kad jūs jas įgarsinat ir suprantu, kad kartais nori pasiploti, bet aš negirdžiu. Aš esu šiandien su vienu žmogum atvažiavusiu savo patarėjų, neturiu nieko iš statutinių, padaryta be galo daug klaidų. Blogų klaidų, komunikacijos atsakant, randant sprendimus. Vietoj to, kad lapkričio 8 buvo, jau galima bus tarpinius sprendimus, mes šiandien diskutuojame naują. Tai aš norėčiau išgirsti jūsų pastebėjimus skirtinius, kad rytoj susitikus su tarnybos vadovais, dar šią savaitę pas jūsų iniciatyvinės grupės pirmininką galėčiau grįžti su atsakymais ir su galimais sprendimais. Aš klausiu todėl, kad jūsų direktorius tarnybos pereita kalėjimą. Pereita kartu užgarantavo su projektų vadovu, kad nupirko valstybė ir dabar šitas pastatas nuomos pagrindais. Po 4 dienų tas pats direktorius jau šneka, nupirko norvegai. Ir jūs tą patį sakot, kad norvegais. Tai kuris dabar nupirko? Pasakykit, prašau. Jeigu aš galėčiau labai trumpai atsakyti, bet dar grįšiu ir su išsamesniais atsakymus. Pagrindinis dalykas, kas su bendruomenės atstovai šiandien teko 1,5 valandos kalbėti, nematau, kur sėdė. Atsakykite klausimą, ponė. Aš mėginu. Aš mėginu, jūs... Ar valstybė, ar kalėjimo departamentas nupirko. Tai yra paprastas atsakymas. Mes stovim dabar tik tai dar draugiškai. Nusekančių kartų gali būti, kad ten bus laužaidėms. Nes atsakymai visiškai nėra. Pasakykit, ar kur nors, aš tai čia pirmą kartą sužinojau, kad yra toks dalykas, kaip laikini tie kalėjimo namai. Pirmą kartą. Absoliučiai valstybė nieko nešnekėjo. Kas turėjo pranešti žmonėms, kad yra tokie pinigai, kad yra kuriamas darbo vietos, ieškomos patalpos. Pasakykit, ar buvo tai daroma prieš 6 metus? Jokio klausimo. Jūs nupirkot pastatą ir jau pasakėt, viskas, jis nupirktas.
Tai kodėl neatėjot pasivarti po faktų? Yra paprasčiausių alternatyvų, yra mobilūs namai. Darželių statom mobiliais namais dabar. Tai galima kur nors nuvežti į lesą, pristatyti tų mobilių namelių, jų bus visiems ramu. Taip, sveiki, aš esu Ugnė. Mano namas yra tarp kalėjimo dabar ir tarp mokyklos. Taip, visiškai šalia. Tai labai siūlyčiau, iš tikrųjų norėčiau su jumis praseiti nuo mokyklos iki kalėjimo. Yra toksai keliukas, jisai yra tamsus, neapšviestas. Taip, gyvenu čia 19 metų, pro savo langą matau stotelę, iš kurios važiuoja vaikai į visas mokyklas. Jūs neįsivaizduojate, tai yra sausakimšas autobusas. Turiu 3 sūnus, kurie važiuoja valandą laiko anksčiau, tam, kad mažiau trintųsi su kitais žmonėmis. Tai dabar jūs man atsakykite, tie asmenys važiuos tuo pačiu autobusu? Tuo pačiu autobusu? Ačiū už jūsų klausimą ir tai, ką jūs pasiūlėt ir pasieiti, mes kalbėjom su šios švietimo įstaigos ir vadove šio susitikimo ir tikslas ne tik susirinkti, bet ir kartu prisėti, pasižiūrėti ne per Google Maps, išgirsti tos klausimus ir kur vienas iš kolegų minėjo, nesutampa informacija. Nesutampa, dėl to atsiprašau, kad informacija nebuvo pateikta tiksli, viena kitai prieštaraujanti. Dalis jūsų, man atrodo, vakar dar įkėlėte print screenus, kur viena nuomonė informacija iš pačios tarnybos prieštarauja kitai. Tai yra todėl, kad yra klaidos, jas būtina ištaisyti ir šiandien girdėdami tik matau dar porą. Žemimą. Ko gero, mokesčių mokėtojų pinigais bus kaliniai vežiojami, nes šiuo metu kalėjimo tarnybos darbuotojai yra vežiojami kalėjimo tarnybos transportu. Tai gerai? Ar gerai? Kadangi vežioja darbuotojus, tai kad nebūtų sausakimši autobusai, tai gal vežios ir kalinius kalėjimo tarnybos automobilis mokesčių mokėtojų pinigais. Ar tai gražu? Nemaišom, ta prasme, vieno dalyko, ta prasme, mes kalbam apie kalinius, jų tik tai 25 žada. Tai nežinau, ar to tikėt palaukit sekundę, bet bus probacija. Tai yra 1000 žmonių per mėnesį, mes jums šitą dalyką sakėm, ta prasme. Ir tai yra nejuokinga. Ir jiem 90% yra atimtas teisė vairavimo. Kas juos vežios? Jų niekas nevežios. Jie važiuos tais autobusais, o būtų vaikai. Jūs labai peikėte statutinių darbą, o kaip jūs vertinate savo kompetenciją? Ar matėte, kaip mes bandėme visais kanalais su jumis susisiekti? Rašėme laiškais, jūs neatsakote, rašėme komentaruose, uždavėme milijoną klausimų, visus ignoruojate, atsakote tik tuos, kurie esate giriama. Duodame pastabas, to tarsi nematote. Ar taip normalu bendrauti ministrai? Dar teisingumo. Ačiū už pastabą, ačiū už klausimus. Tai yra 3oji vyriausybė, kuris teigia pusiaukelės namus. Pagrindinis dalykas, iki šiol kalėjimų tarnyba, kuri turi patirties steigdama pusiaukelės namus, kurie raštinta komunikavo, akivaizdu nesugebėjo, atsiprašau, turėjau įsitraukti anksčiau, todėl esu šiandien čia. Aš jums uždaviau konkretų klausimą. Pavyzdžiui, aš jūsų asmeniškai klausiu komentaruose. Ką reiškia prašymas, padėkite prakišti projektą? Ar tai yra normalu? Jūs man atsakykit, nes tada į komentarą neatsakėt, kaip ir 1000 kitų komentarų. Šito komentaro gyvenime neskambėjo. Bet jeigu galima būtų dar nes man pažadėjau pravesti tiesiogiai tarp daugiabučių dar parodyti, nes šitą neišvažiuoti, bent jau pamatytą, kad stumus. Gerbiama ministrė, aš turiu labai konkretų pasiūlymą. Aš esu Aušra, Kauno miesto gyventoja, kuriai rūpi. Taip, miesto, bet man labai rūpi. Tai va konkretus pasiūlymas toks.
Pirmiausia, tai idėja dėl nuteistųjų resocializacijos yra tikrai labai gera, bet jūs ją sužlugdėte, atsiprašau. Kadangi supriešinot visą bendruomenę, iš jėgos pozicijų viską darydami, tai mano dabar toks pasiūlymas: grįžkite namo ir pasirenkite planą B ir nustokite šturmuoti Stumbro gatvę 3. Taip. Kažkaip iš jūsų girdžiu poziciją, kad blogai komunikuota, bloga informacija, per vėlai pateikta informacija, bet ne tame problema, mes nenorim tų namų domeikavimų. Nesvarbu, kada informacija pateikta. Antras tada pastebėjimas ir pasiūlymas turbūt visai bendruomeniai. Jeigu planuojama, kad tie žmonės dirbs iki parduotuvėje, tai gal tiesiog mes ten niekada neikime, kurie to darbo neturės. Labą dieną. Irena, norėčiau pasiteirauti, ar yra galimybė projektą perkelti į kitą vietą ir mum įsipirkti? Ar yra galimybė? Ministrė, turėtume žinoti visus atsakymus, visus klausimus. Sveiki, esu Jurgita. Aš norėčiau pasitikslinti. Sako, projektas yra iš norvegų pinigų, taip, pusiaukelės namai. O iš kieno pinigų yra probacijos tarnyba? Kaip ji atsirado du viename? Jeigu gauni vieną kaip prizą, antras dar geresnis. Kaip sako, papildomas problemas trūksta, imk. Labas vakaras, gerbiama ministrė. Esu Domeikavos bendruomenės narė Lina. Aš norėčiau Jums užduoti klausimą, kadangi tikrai žinau tą visą teisėkūrą, aš manau, ir ateityje, kaip sakau, tikriausiai Jūs turėtumėte irgi atsižvelgti į tą pasiūlymą, kad steigiant būtent tos pusiaukelės namus, visų pirma turėtų būti teisės aktas. Kažkoks vyriausybės nutarimas, kuriame būtent būtų reglamentuota, kad būtent kaip pavyzdys būtų Domeikavoj, Stumbro gatvėje atsiranda būtent pusiaukelės namai. Tas vyriausybės nutarimas turėtų būti suderintas su savivaldybėmis, tiek su Kauno, tiek su švietimo įstaigomis, o ne tai, kad mes pirmiausia pastatome prieš faktą. Kitas pastebėjimas toks yra, kad šiandien mes minime Vaikų konvencijos dieną. Tai yra mūsų valstybės visos, kai sako Europos, viso pasaulio vaikų teisė gyventi saugioje aplinkoje. Jūs esate taip pat mama. Tai aš manau, kad tikrai norėtumėt, kad jūsų vaikai gyventų saugiai. Mes taip pat, Domeikavos gyventojai, norim, kad mūsų vaikai gyventų saugioje aplinkoje. Tai prašau jūsų užtikrinti. Ministrė, nepratas, bet antras iki paklausiu. Ar jūs pasitikit savo pavaldiniais? Tai toks klausimas būtų. Nes mano nuomonė yra atvirkščiai. Jūs turėtumėte jais nepasitikėti. Nes pirmojo susirinkimo metu, Čia lapkričio 8. taip, lapkričio 8, 900 gal ir daugiau žmonių šalo lauke ir vis tiek jiems prireikė išeiti per atbulinį išėjimą. Negalėjau net žmonėm, kurie 3 valandas stovėjo, pasirodyti akise. Taip, nesmagu, švilpimai, viskas, bet tai apie kokią apsaugą mes galim šnekėti, jeigu jie patys visko bijo. Priimu pastabą, atsiprašau, taip neturėjo būti. Man gėda. Priimu atsiprašymą, namų nebus. Labas vakaras, esu Sandra iš Domeikavos, esu buvusi Laisvės partijos narė. Nebebalsuoti. Ne dėl to, tiesiog. Ne dėl to. Laisvės partija sužavėjo mane asmeniškai dėl laisvų pažiūrų ir vertybių. Tai kodėl jūs, būdant jos atstovė Laisvės partijos, negaliu būti laisva ir gyventi taip, kaip noriu, saugiai? Labas vakaras, gerbiama ministrė. Aš turiu tokį labai rimtą klausimą. Ar jūs
Ar Vaida Pranarauskaitė, ar jūs galėtumėte įvardinti procentą probuojamų asmenų, kurie linkę pakartotinai nusikalsti? Nes mes čia su kolegomis peržiūrėjome STT išvadas ir būtent yra parašyta, kad tai yra probleminis ir opus klausimas, kuris iki šiol neišspręstas. Tai tas procentas turbūt parodytų, kiek mūsų žmonės yra saugus. Ačiū labai, turbūt aš nematau bendruomenės atstovus, su kuriai, matau Kęstutę ir dar buvo pora žmonių, pateikė informaciją, kad lapkričio 8, kai buvo 2 generolai, nebuvo sugebėta pateikti atsakymus, kad matematikos veiktų kiek provojamųjų, kiek vienas pareigūnas prižiūri, kokie yra srautai. Atsiprašau, šitą turiu kaip namų darbą, rytoj su kalėjimo tarnyba ir probacijos tarnyba susitinku. Tie, kurie kėlėte mano Facebook'o komentarus, kad viena informacija prieštarauja kitai ir abu šaltiniai yra kalėjimo tarnybos puslapis, tai yra absurdas, tai yra klaidos. Rytoj tikiuosi gauti atsakymą iki 14 valandos iš tarnybos. Pargrįšiu pas Kęstutį. Vytautas ir Vydis, aš kaip ir dalyvau su gerbiama ministrė tam pasitarime, susirinkime, kaip jį pavadinsim. Tai labai trumpa ir lakoniška, mano čia šiuo atveju pastaba. Gerbiama ministrė, generolai nesugebėjo pateikti atsakymų, bet akivaizdžiai melavo. Tai yra didelis skirtumas. Aš tikrai, kad aš tai galėsiu tai įsivertinti. Toks vienas pastebėjimas. Praėjusį susitikimą kalėjimų departamento direktorius Kulikauskas minėjo, kad būtent pusiaukelės namams, būtent šiems parems specialų aprašą, kuriame bus apgyvendinti lengvesni jo, kaip sakyt, manymų, kai sako gyventojai. Bet jūs tikriausiai žinote, kad turi būti horizontalus principas, be abejo, visi kiti negali būti direktoriaus įsakymu, turi būti aukštesnėme teisės akte, o ne direktoriaus įsakyme. Tai kaip jūs savo pavaldinių būtent kompetencijų vertinate? Jeigu leisite atsakyti, tai bet kuris poįstatyminės teisės aktas, jeigu mes kalbėtume apie kalėjimo tarnybos ar probacijos tarnybos įsakymus, pagal įstatymą numatyta, kad deriname su ministru. Pasiūlymo tokio negavau. Jeigu būčiau gavus pasiūlymus, kaip mes galime girdėdami jūs daryti sprendimus, tikėtina, jūs rastumėt kur kitur praleisti šį vakarą. Atsiprašau, kad tų sprendimo atsakymų negavote. Dėl to ir turiu sutikimą ir dar šią savaitę paskui. Tai yra puikus klausimas, kurį rytoj norėčiau girdėti atsakymą. Labas vakaras, ministrė. Robertas Kaunas, Kauno miesto tarybos narys. Miesto mokykla yra Kauno miesto. Tai socialdemokratai. Būtų įdomiau susitikti malonesnėm aplinkybėm, bet šiandieną situacija tokia. Tiek bendruomenė, tiek socialdemokratai, tiek skirtai visuomenė supranta, kam reikalingi pusiaukelės namai. Niekas nediskutuoja, kad žmonės gali grįžti kažkur, būdami kaime, sakykime, ar ten Labanoro girios viduryje. Bet integracija tai nėra pastato nupirkimas ir žmonių susodinimas į tą pastatą. Integracija tai yra integracija į visuomenę, į bendruomenę. Šiandien jūsų pavaldiniai padarė viską, kad diskredituoti šitą projektą iš esmės. Todėl mano siūlymas būtų, kadangi nėra net reglamento, sustabdyti šitą procesą, sukurti reglamentą ir tik tai po to ieškoti vietos, kur galėtų atsirasti 7 ar 8 pusiaukelės namai. Visų pirma, tai labai ačiū už pasisakymą. Dar labiau norėčiau padėkoti visiems socialdemokratams, kurio ne vienerius pusiaukelės namus įsteigė. Ačiū jums, tai labai puikiai pasisekė irgi turėti bendruomenės pasipriešinimą. Ačiū, kad įveikėt. Aš atvažiavau kalbėti su bendruomenė. Aš suprantu, kad čia politikų norinčių pasisakyti, nes kaip Facebook'e kai kurie rašo, kad 12 000 balsų ant lėkštės sustabdyti pusiaukelės namus. Aš atvažiavau išgirsti, kur tarnybos padarė grubias klaidas, kokiu būdu nesugebama atsakyti klausimus dėl saugumo. Aš mielai su jumis padiskutuočiau apie politiką, ne šitom aplinkybėm. Aš čia savo laiką
irgi vaiką norėdama mėgdyti prieš darželį, norėčiau skirti bendruomenį, ne politikams. Ačiū Jums. Reikia dirbti savo darbą. Išklausyt vaikus tikrai laiku. Aš atsiprašau, ministrė, aš trečią kartą, ar ne, bet aš noriu jūsų paklausti, vėlgi, ar ne, apie jūsų pavaldinius, konkrečiai apie kalėjimo departamento pavaduotoją, kuris, aš galėsime patikslinti iš filmuotos medžiagos, kadangi žmonės filmavo tą medžiagą. Ar jūs esate informuota, kad per sekmadienio mišias, kada yra atvedami vaikai į pirmąjį komuniją, ar ne, tėvam vyksta užsiėmimai tuo metu? Ir kad į bažnyčią atėjo šis žmogus pasakoti apie naudą mums ar ne šitų asmenų integracijos. Ar tai yra moralu bažnyčioje, ar ne, priverstinai tėvai buvo priversti klausytis, nes kunigas įvedė svečią ir jisai tenai su sąrašais, žodžiu, tą informaciją. Jinai yra nufilmuota, mūsų grupėje vieša, prašau pasižiūrėti. Domeikavos grupė, Šakių kaimo, visose grupėse yra nufilmuota kaip vaikų užsiėmimų ar ne metu pirmos komunijos, kol vaikai buvo užimti. Tėvam buvo priverstinai įvestas šis žmogus ar ne ir jisai bandė prastumti šitą projektą. Tai, žinokit, panašu kaip spaudos draudimo metais, ar ne, kaip į bažnyčias buvo bandoma papult, labai panašu, ta prasme, tai va čia apie diskreditaciją ir norą mum integruoti, ta prasme, va, tai buvo turbūt vyšnia ant torto. Šį sekmadienį, taip, ir jūs tikrai galite pasižiūrėti, yra nufilmuota ir įdėta. Kažkada spektaklį vaidinau, tada, kai prasidėjo nepriklausomybė, mes kovojom, tokia buvo frazė, atsimenu, pjesė Marko Zingerio. Įėjo geresniais batais ir priščiko ant altoriaus. Tai va toks pojūtis ir buvo. Na, dar kažkas turi klausimų? Visi žinom vieną valstybę netoli mūsų, kur valdžia kaip pasako, taip ir yra. Ir visi kaip avys nieko neturi teisės prieštarauti ir pakeisti. Ar man vienai jausmas, kad dabar pas mus tas pats? Turbūt čia esu, kad tam, kad jūs išgirst. Jeigu aš vieną dar naują ranką, bet pagrindinis dalykas buvo, mačiau kažkas, kas norėjo dar palydėti iki stotelės ir parodytas, sakė, per daugiabučių, atsiprašau, taip. Tai tada dvi rankos ir... Aš tik norėčiau dar pabaigti, ką pirmą sakiau, iš tikrųjų, dabar 3 savaitės gyvename tokiam, žinot, košmare, baisiam košmare, grįžom 35 metus atgal. Tada buvau dar maža, bet mačiau, kaip tėvai gyveno, tai dabar mes taip gyvenam. Nes aš jumis dabar domiuosi, jūs klausau, sapnuoju jūs. Ir ką jūs kalbate? Jūs sakot, steigia moterų centrus, priešinomės. Nieko pripras. Steigiam tą, nieko pripras. Tai ką jūs lyginat? Kur moterų krizių centras, o kur kalėjimas atviras? Tai jūs galvojate lyginat? Aš dabar jaučiuosi, žinot, kaip ir aš manau, kad visi taip jaučiasi. Niekas, nulis, jūs nunulinot mus. Visa Domeikava yra nulis jūsų akise. Auginam vaikus, mokam mokesčius ir jūs sakot, nenorit, priprasit. Trūksta žodžių. Faktiškai man mikrofono nereikia, aš mokytojų dirbu, tai labai gražiai kalbu. Chemikas. Žiūrėkit, aš tiesiai šviesiai, ministrė. Ar jūs nors vieno, ar 2, ar 5, nežinau, Seimo narių prašėte prieš 8 dieną, kad padėk
ar padėkit prastumti man šitą projektą. Taip ar ne? Neprašiau. Bet yra tie, kurie pasakė, pacituosiu, aš žinau, kad tie Seimo nariai, kurie atvažiavo lapkričio 8 dieną čia, prieš tai paprašė papildomos informacijos, kuri dar buvo vidinio naudojimo, kuri pasakė, tai yra puikia proga kovoti su meru ir pradėjau žadėti. Aš suprantu, kur kažkurį jau kolegė minėjo, tarkim, rinkėjai, aš net važiavau balsu. Šiai dienai mano pavaldžios įstaigos padarė klaidų. Aš noriu girdėti tai, kas yra minima, kur kolega sakė, nesutampa matematika dėl probacijos srautų. Nesutampa. Taip negali būti. Norite išgirsti, noriu nueiti pažiūrėti, koks yra tas kelias neapšviestas, kiek metrų iki tos įstaigos, kuri planuojama, ir grįžti rytosios tarnybos atsakymą. Sveiki, Andrius. Nepriklausau jokiai partijai ir galėsit gal atsakyti į mano klausimą. Nusišvilpti iš tikrųjų, kur ir kokie čia politikai buvo atvažiavę ir ką jie sakė ir žadėjo, bet klausimas yra paprastas. Kodėl po pirmo mūsų susirinkimo viskas nebuvo sustabdyta, kol išsispręs? Nes panašu, kad projektas vyksta toliau, o mes čia vėl darom susirinkimus ir klausimų vakarėlius. Ar tai nėra paprastas laiko gaišinimas ir laiko tempimas, negaišinimas? Ačiū už klausimą, todėl dar šią savaitę pažadėjau Kęstučiui grįžti su sprendimus ir su informacija, kurią nesugebėjau per tiek savaičių, taip vėlu, bet vis dar galime. Mano vardas Janulis. Mums visi mes šitą buvo pasiūlyti, prabalsuoja. Jeigu jūs surenkat nors kiek balsų už, tai man atrodo, tai yra nesąmonė. Ir dar noriu pasakyti, dar čia buvo kalbėta, taip, labai trūksta mokyklų. Domeikavos mokykla yra pagal projektą 650. Mokinių mokosi 1000. Vaikai mokosi koridoriuose. Kuo jie nusikaltę, kad jie koridorius? O čia dabar ponus atveš ir juos prižiūrės ir mes juos išlaikysim. Tai kuo vaikai nusikaltę? Darželį trūksta. Aš jau pensinio amžiaus. Taip, aš padedu jaunom šeimom, padedu prižiūrėti, bet visiems tai negalima. Trūksta darželį. Toj pačioj čia šitą patalpų trūksta irgi. Visur trūksta. Praeikit jūs gal praveš. Čia prie mokyklos koks kelias, baisus, neapšviestas. Vaikai ateina treniruotis, kaip jiem grįžti. Nu, kodėl yra kur pinigus dėti, kodėl šitos? Juos yra laisva, Lukiškės, laisva, Pravieniškės, sakė mūsų žiniom, kad atsisakė, kalėjimų departamentas atsisakė patalpų. Taip, ir dar šitą. Nu, čia kaip pajuokavo, panašiai kaip pajuokavo Arlauskas, kad yra šitas, Lukiškės yra ten šitas, ir ponai gyvena šitą pavadinimą. Turniškės, labai inteligentai išmokys. Ko jūs mums grūdat? Mes... Taip, ir dabar mes visą bendruomenį jaučiamės panašiai kaip... Mes bendruomenį jaučiamės panašiai kaip prievartautojas auka. Mes esame auka, jūs grūdat, mums mes šaukiam nenorim, o jūs grūdat savo projektą. Gerai. Mano vardas Sigita. Per pirmą susitikimą kalėjimo departamento vadovas pasakė tokį sakinį. Šita vieta yra patraukli dėl to, kad gali būti teritorija užkarta tvora. Dabar pasižiūrėkite, mūsų mokyklos aptvertos tokiomis tvoromis, kad vaikai neišliptų. Jos tikrai yra aukštesnės, nei aš pakeliu ranką. Šita tvora, kuri yra dabar aptverta, aš čia gyvenu prie pat. Jinai yra palei bambą. Tai kur čia tas saugumas? Jūs ką tik pasakėt, kad viską
Šiandien pradėsim nuo nulio. Aš sėsiu su savo pavaldiniais ir viską išsiaiškinsiu. Šitas projektas vyksta pusę metų. Tai jūs nežinot, ką daro jūsų pavaldiniai? Atsakykite į klausimą. Labai įdomu, kas yra šiandien nuo nulio, kai jūs žinot, kas vyksta dabar. Pas mus kiek jau buvo susirinkimų, kiek jums rašė laiškų, prezidentui laiškas parašytas. Jūs sakot, aš grįšiu ir viskas bus šiandieną nuo nulio. Mano vardas Nerija, aš tik su tokiu pamastymu. Mūsų bendruomenėje yra maždaug 12 000 žmonių ir mūsų visų interesai yra žemiau negu, tarkim, žmonių, kurie buvo linkę nusikalsti ir tai jie priėmė asmeniškai nuspręsdami padaryti nusikaltimą. Ir mes dabar esame šitos situacijos įkaitai ir mūsų 12 000 žmonių interesai yra žemiau negu šitų, tarkim, planuojamų įkeldinti žmonių. Tai vis dėlto reikėtų gal pasverti, kokia yra masė žmonių, kurie tvarkingai gyveno, darbus dirbo, kūrė pridėtinę vertę valstybei ir kurių interesai yra aukojami vardan to, kad žmonės, tarkim, šiuo atveju mes kalbame apie 25, bet kurie nuolatinai keisis, integruotųsi į mūsų bendruomenę. Tai jeigu, tarkim, viskas taip gerai, tai jie galėjo nenusikalsti ir neturėti šitų problemų, tarkim, kad jiem nereikėtų integruotis. Aš siūlyčiau labai rimtai pagalvoti, ar visgi 12 000 žmonių interesai yra žemiau negu, tarkim, šitos grupės. Tie nusikaltę asmenys ar 250? Sveiki visi, gerbiama ministrė, Artūras mano vardas Rolauskas. Iš tikrųjų, man truputėlį gėda, taip švelniai pasakysiu. Aš nepartinis, tai jūs nepergyvenkit, tai man gėda turėti tokią ministrę. Ir visai Lietuvai gėda turėti tokią ministrę. Pasakysiu kodėl. Šita ministrė ir šita ministrė ir šita tarnyba negali užtikrinti saugumo prie šitų pakelės namų. Visų pirma, dėl tos priežasties, kad šita ministrė 3 metai ministrauja, o kalėjime ir toliau galioja nusikaltėlių įstatymai. Ten laisvai galima įsigyti narkotikų, ten visi, kas nori, turi telefonų, ten vyksta nusikaltimai ir su tais telefonais iš kalėjimų daromi nusikaltimai. Jie ten patys uždarose teritorijose nesugeba užtikrinti saugumą. Tai apie ką čia ministrė kalba ir kokį saugumą čia mums visiems užtikrins? Čia tiesiog pasakos apie tai, kad nuraminti bendruomenę. Tik tai tiek. Nu ką, palydėjom. Ne, iš tikrųjų smagu, ta prasme. Tuoj, sekundėlę. Taip. Aš norėjau būtent pakviesti gerbiamą. Aš pakalbėsiu garsiai, bet aš tik tai norėčiau, kad šiek tiek mes labiau emocijas paliktume šone ir kai ką noriu pasakyti. Ponai, palaukit, emocijas palaikom, truputėlį išklausom. Aš tikrai nuoširdžiai prašau. Aną kartą pakvietėt garbingai, išklausiau su emocijom, kai kas pafilmavo, bet pilietiškai nepasielgė, kad meras nepabėgo, o buvo iki galo ir bendravo. Ačiū už tai. Dabar noriu pasakyti ir pasikartot, ką aš pasakiau įraše ir ką išėjęs lauke pasakiau. Kad Kauno rajono savivaldybė ir meras tiesiogiai rinktas, jis buvo ir bus su bendruomenė. Bet pažiūrėkit įrašą. Dar pasakiau, kad aš arba tą dieną, tą vakarą, jūs girdėjot, mano pagrindinis tikslas buvo su ta delegacija atvykti, pristatyti projektą
išklausyti klausimus, į juos atsakyti ir po to duoti jums atsakymus. Grįžęs sekančią dieną, va čia turiu pasirašęs, jeigu galiu ir parodyti, 8 klausimus parašiau ministrei nuo Kauno rajono savivaldybės po šito pasitarimo, kurie buvo suformuoti ir aprobuoti teisininkų. Koks statusas, kaip kuriami, kokiamis tvarkomis, ar gali būti po vienu stogu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir noriu pasakyti, kad šiandien ministrė užpulta daugelį atvejų nepelnytai. Man tikrai labai gėda. Man tikrai labai gėda. Aš penktadienį, minutę leiskit pasakyti, penktadienį, kam gėda, man tai ne. Penktadienį telefonu, vėlgi reaguodamas į pastabas jūsų iniciatyvinės grupės, kalbėjau telefonu, labai nuoširdžiai aptarėm B variantą, kurį čia šiandien kėlė. Nes vėlgi tam susitarime toks neatsakingas pasakymas. Nupirk, paimk, padaryk darželį, padaryk mokyklą, čia sėdi tarybos nariai ir jie žino, kaip tos paskirties pastatai atsiranda, kaip jie kuriami ir kas ten gali būti. Mes gerokai anksčiau, noriu pasakyti, padarėm tuos žingsnius, kad jūs nesuprastumėt, kad dabar reikia darželio, mokyklos. Jūsų žiniai tvirtai sakau, žiūrėdamas jums į akis. 24 metais bus pradėta, jau nesuprojektuota, statyti Domeikavos pradinė mokykla šalia gimnazijos. 20 komplektų. Ar galiu pasakyti ar ne? Ar galiu pasakyti ar ne? Aš atsakysiu ir į kitus klausimus, kuriuos užduosit. Žiūrėkit, jūs kėlėt klausimą dėl to, kad jums trūksta mokyklų. Aš noriu atsakyti. 20 komplektų, 400 vietų, pradinė mokykla, samatinė vertė per 4 milijonus bus pradėta kitais metais. Vaikų darželis, modulinis, 6 grupių. Leiskit pasakyti. Leiskit pasakyti. Ir pasakysiu dar daugiau. 6 grupių modulinis darželis numatytas ir bus statomas misija prie senojo darželio. Su vystytojais, su verslu. Žiūrėkit. Aš pasakysiu dar daugiau, pasakysiu. B variantą su ministrė ir kalbėjau. Gaila, kad neišėjo. Bet kalbėjom ir tai. Vėlgi raštu galiu parodyti klausimus rašiau spaudoje. Ar būtų galimybė, jeigu apsispręstų ministerija, vyriausybė, tą pastatą kokiomis tai sąlygomis perimti savivaldybei? Tikrai, va čia sėdi daug tarybos narių, iniciatyvinės grupės nariai. Atsakingai sakau, svarstysime šitą klausimą, jeigu bus toks pasiūlymas. Ir aš ten matau, ne darželį, nes yra 3 aukštai. Noriu pasakyti, kad 3 aukštų pastate darželį būti negali. Todėl, kad aukštingumas neleidžia. Higienos normos. Dar daugiau pasakysiu. Pradinė mokykla ten irgi negali būti, nes ten reikia apie 2500 kvadratų. Reikia stadioną, reikia salės. Mes nestatom tokių mokyklų ir darželių. Bet kas gali būti, tikrai nesiūlysiu socialinio būsto, nes jūs atbėgsit taip ir vėl sakysit, blogybė ir seniūnė čia. Bet, jeigu bus B variantas, mes jau esame aptarę, ieškosim, jeigu bus, jeigu pasiūlys, čia prievartos negali būti, jeigu bus, savivaldybės svarstys ir tuos 1 300 000 suras savo biudžete ir ten įkurs meno mokyklą. Ačiū. O dabar aš tikrai nebijau, aš galiu pasakyti ir daugiau. Jeigu jūs klausysit, galiu pakalbėti apie Vandžiogalos plentą. Mes kaip savivaldybė projektuojam, rengiam projektą
Sąmatinė vertė maždaug apie 15 milijonų. Sėdi va vicemerai, žino, mes su miestu kontaktuojam ir tikrai noriu pasakyti, kad tai yra kelių direkcijos turtas, bet mes kaip savivaldybė dedam savo lėšas. Vien todėl, kad žinom, kas čia darosi. Tai, kad rašė. Bet aš šiandien jums sakau, jūsų asmenyje, kad mes... Žiūrėkit, aš lyg ir atsakiau ir kitus klausimus atsakysiu. Dabar dar noriu pasakyti. Tikrai ne vakar, ne po šito susitikimo mes kalbam apie jūsų apšvietimo problemas. Kai kur dabar Domeikavos seniūnijoje vyksta tas procesas ir to kvartalo, kuris ten yra prie tų daugiabučių, viso kvartalo, ruošiamas specialus planas ir ten bus šviesiau. Ne visiškai atsakant į šitą ir nesutapatinant. Dar daugiau noriu pasakyti, kad mes nusiteikę investuoti į bažnyčios gatvę, ką ir įsipareigoja, ir kitus projektus. O dabar galiu atsakyti klausimus, jeigu būtų keliama. Prašau. Dabar čia pusę metų Vandžiogalos plentas remontuojamas, važiuoja faktiškai per gyventojų kiemus visas srautas, sugadintos gatvės. Ir kas pasižiūri, kaip remontuojama ta gatvė, nes padarė per vidurį salelę ir sustojus maršrutiniam autobusui, kadangi jis negali privažiuoti prie bordiūro aukšto, iš galo sustoja visas srautas mašinų. Aš tikrai galėčiau atsakyti tiek. Noriu pasakyti atsakingai. Ir miestas žino, mes esame komanda. Ir šitas projektas Vandžiogalos bus daromas kartu. Bet ta dalis, kuris Sargėnų yra miesto savivaldybė pavaldi, o nuo Sankryžos iki bažnyčios arba iki Vandžiogalos yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos turtas. Ir tai neprisimti norėčiau atsakomybės už Lietuvos automobilių kelių direkciją. Bet jeigu jūs gerai mane klausėt, aš pasakiau, kad mes parodėm didelę iniciatyvą ir dedam Kauno rajono savivaldybės pinigus į techninį projektą, tam, kad galėtume padaryti tą ruožą nuo Sargėnų iki bažnyčios saugesnį ir platesnį. Rekreaciniai, toliau atsakysiu. Čia prieš kurį laiką labai stipriai buvo keliamas klausimas, kur mums būti. Tai artimiausių metų čia Šakių kaimas yra gynybiniai tvirtinimai, kaip matėte, ten tam tikri dalykai yra ir pasivaikščiojimai ir sportiniam žaidimam. Ir noriu pasakyti, kad parengtas projektas, svarstomas su bendruomenė, o sėdi seniūnė, jūsų tarybos narė. Ir žiūrėkit, nekalbėkime mes tai, kas ten dar bus kada. Aš kalbu, kas šiandien yra. O noriu pasakyti apie Domeikavos parką, kurio visas plotas yra 6 hektarai, o tų naudingo ploto apie 2 hektarai. Projektas svarstomas, bus ieškoma finansavimo ir dalimis pradėtas nuo 24 metų rengti. Ta liudijo jūsų tarybos narės akivaizdai, seniūnės ir tarybos narių. Prašau. Gerbiamas merė, labai džiugu, kad mums pristatėt, kiek čia laukia gražių dalykų ir mokyklų ir apšvietimų. Šio vakaro tema ir ne pas mus yra pusiaukelės namai ir probacijos tarnyba. Dabar visi šie klausimai ir susiję žmonių nuogąstavimai, apšvietimas, gatvės, tai yra antraeiliai dalykai. Pirmaeilis dalykas, mes nenorim šios įstaigos. Ir mes sutiktume būti ir su tais senais šaligatviais, ir be to apšvietimo, ir be asfalto, kad tik jų čia nebūtų. Ačiū už klausimus. Tikrai dabar galima bendrauti ir kalbėtis. Ir aš ne prieš kritiką, nesu iš tų, kurių bijau žmonių. Ir noriu šiandien būti atviras su jumis tiek, kiek reikia. Štai ką noriu pasakyti. Jeigu jūs mane gerai klausėte, aš pasakiau, kad aš pasiūliau B variantą. Mes norėtume tą pastatą įveiklinti, jeigu bus toks pasiūlymas iš vyriausybės. Jeigu nebus, aš pasakiau, kaip aš spręsiu su taryba, su savivaldybės vadovais, švietimo, socialinius, inžinerinius klausimus. Pasakiau. Ne viską, bet į dalį pasakiau.
Dabar dėl projekto. Žiūrėkit. Supratau, dabar dėl projekto. Aš pasakiau, man gėda dėl to, kad aš paskambinau penktadienį, su ministrė kalbėjau, jinai atvirą širdim atvažiavo ir aš suprantu, kad kaip ir mane, taip ir jie išmušė gerokai iš vėžių, bet jinai pažadėjo, dalyvaujant iniciatyviniai grupiai, Kęstučiui Rima berods, taip? Va, ir mes su direktorė kartu kalbėjomės, labai smulkmeniškai susikonspektavo viską. Advokatui Sirvydžiui liudijant visus, pateikiant klausimus. Jinai grįžus aptars ir man atrodo, kad atsakingai sakė, artimiausių metų jis informuos apie sprendimą. Aš galvoju, kad jis bus teigiamas. Aš galvoju. O dabar dėl mūsų. Šiandien jokių, kaip kažkas bando derinti, pasakyti, garsiai vardinti. Atsakingai sakau, jokio derinimo su savivaldybė nebuvo, jo nereikėjo. Ateityje, jeigu bus keičiama, jeigu jie plėtotų projektą, jeigu būtų keičiama paskirtis, tada jie turėtų kreiptis į savivaldybę ir procedūra prasidėtų ir tada turėtume įtakos. Šiandien to nereikėjo daryti. Tas buvo jums atsakyta ir praeitam susitikime. Jeigu ateityje dabar, kaip jie traktuoja, va yra liudininkai, jūsų įgalioti atstovai, jie sako, kad jiem nereikia. Va tiek žinių. Nereikia. Žiūrėkit, atsakysiu, jūs ne visiškai teisus. Dalyvauja va Seimo narys Justinas Urbonavičius ir jisai paliudys. Buvo klausimas dėl Girionių, probacijos tarnybos, protokolinis vyriausybės. Jie svarstė tą klausimą. Tikrai urbanizuota vietovė daugiabučiai, bet vėl atsakingai sakau, mes siūlėm, kad atiduokit mum tą bendrambutį, mes darytume socialinį būstą, darželio grupės įkurtume, bet prasidėjus pabėgėlių krizei, vyriausybė priėmė vėlgi nutarimą, pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, arba tiksliau, perdavė šitą klausimą jiems ir jie pastatė pabėgėliams tuos namus pritaikė ten Girionyse. Tai buvo padaryta vyriausybės lygmeniu. Gerbiamas merė, labai trumpai norėčiau iš jūsų atsakymo. Ar jūs darysite visas pastangas, kad jūsų planas B, tai yra meno mokykla, įvyktų? Šito žmonės dabar laukia. Jeigu jums kažkas tai trukdytų, stabdytų jums, arba jums reiktų bendruomenės pagalbos, mes visada esame jums pasiruošę padėti. O jūs mums... Nebūsiu labai populiarus jūsų tarpe. Aš ir dabar esu čia, darau viską, ką galiu, tiek raštu, tiek žodžiu. Tiek mes ketvirtadienį, ko gero, taryboje svarstysime klausimą. Aš noriu pasakyti, kad aš negavęs atsakymų iš Teisingumo ministerijos, bet ministrė pažadėjo prie jūsų įgalioto atstovo, kad tie atsakymai bus. Ir vis tiek Teisingumą atstovauja instancijos, jeigu nebus sutarimo ir mūsų netenkins, tai to institucijose mes ir ieškosime visi tos tiesos. Tikrai noriu tik pasakyti tiek. Didžiausia vertybė yra žmonių saugumas. Didžiausia vertybė. Ta jūs žinote, tuo keliu mes eisime. Turi būti atsakyta į tos klausimus, jeigu neįtikins nei jūsų, nei mūsų, aš manau, kad čia niekas per jėgą rankų nelaužys ir aš tikiu, kad tas projektas kažkaip bus gyventas tikrai gal kitoj vietoj, arba jo atsisakyti ar kažkaip kitaip. Tikiu tuo, ką šiandien bandė pasakyti ministrė, kad jinai bandė įsigilinti, bandė suprasti ir rytoj aptarti su savo pavaldiniais šitą klausimą. Ir artimiausių metų pažadėjau Kęstučiui, jūsų atstovai duoti atsakymą. Aš pats girdėjau.
Aš manau, kad jinai elgėsi atsakingai. Jinai norėjo iš jūsų ir nepasėmė komandos savo patarėjų. Atvažiavo drąsiai viena su patarėju. Apkalbėjom siauresniam rate, susitikus su jomis ir gausim tą atsakymą artimiausiu metu. Tikėkim tuo. Ačiū. Dėkojam, gerbiamam merui. Tai dar kažkas iš tarybos narių. Taip, Kauno miesto vicemerą norėčiau pakviesti. Prašau. Labas vakaras, gerbimieji. Iš tikrųjų, čia turbūt jau viskas buvo išsakyta, ko galima buvo, ir ministrė išgirdo iš jūsų tikrai daug ir klausimų ir argumentų išsakytų. Ir meras pasisakė, gaila, kad ministrė paliko šią salę, prie jūsų akių negalėjo išgirsti dar kartą mero pateikto, suprantu, pasiūlymo, kur būtumėte ir jūs liudytojai apie planą B. Bendrai apie šią situaciją galim žvalgytis į praeitį, gal žiūrėti reikia ir į ateitį ir tikėtis, kad tas planas B bus pasinaudotas ir ministerijos. Bet pagrindinė klaida, ir čia ar kalėjimų departamento, ar ministerijos, ar kartu jinai padaryta, iš tikrųjų padaryta jam nusprendžiant įsigyti pastatą besiplečiančioje gyvenamoje mažaaukščių teritorijoje iš esmės, kur net ir kur vyko anksčiau ūkinė veikla, ūkinė pramoninė veikla virsta gyventojų būstais. Na tai pirmas toks atvejis Lietuvoje iš viso, pasižiūrėjus, kur yra įsteigtos tokios institucijos, kokią čia planuoja. Ir nuo pat pirmos dienos Kauno miesto meras, kadangi šita mokykla yra miesto ir lanko ją tiek miesto vaikai, tiek rajono, tiek yra net ir ne iš tik Kauno rajono atvežami vaikai, tai pozicija, kad prie ugdymo įstaigų, tokių įstaigų būti negali nei čia Kaune, nei Kauno rajone, nei apskritai kažkur Lietuvoje. Tai aš jums linkiu to ir aš tikiu, kad jeigu jūs, Kauno rajono meras, miestas, visi matysim tą pačią kryptį, tai to ir pasieksim. Ačiū. Dėkui. Kažkas dar iš mūsų iniciatyvinės grupės gal kažką tai nori pasakyti? Galiu pasakyti, tikrai labai ilgai kalbėjom, bandėm išaiškinti, ko mes bijom, kas mums kelia nerimą ir kodėl mes nenorim čia tų namų. Tikrai ir Kęstutis, ir aš, ir gerbiamas Sirvytis, ir direktorė šitos mokyklos, ir netgi meras. Sakyčiau, kad buvo sunkus pokalbis ir, kaip pasakyti, jinai turbūt neturėjo įgaliojimų kažką spręsti ar kažką pasakyti, bet labai tikimės, kad tos įgaliojimus turės rytoj, poryt, lauksim to atsakymo, mes tikrai padarėm, ką galim, maksimumą, o kai bus, toliau kovosim. Jeigu atsakymas bus tas pats, mes toliau, tuomet dirbsim toliau. Mes plano B neturim, mes turim planą, kad jų nebūtų šitų namų. Jūs puikiai tą suprantate, visa iniciatyvinė grupė lygiai taip pat su jumis, taip, kad būtų jų čia nė kvapo. Mes iš tikrųjų nesiruošim sustoti. Ačiū Rimai, Kęstui, Šarūnui, Daliai, visom merginom ir Gedui, ir, žodžiu, visai tai mūsų grupiai, kurie iš tikrųjų, patikėkit manim, aš žaviuosi jų ištverme. Jie daro viską, nepykit, kad galbūt jūsų nepasiekia kažkiek informacijos. Mes norėjom čia šiek tiek papasakoti, kas daryta, kaip daryta, bet aš žiūriu, kad mes labai vėlinamės ir, taip jau išeina. Aišku, galim trumpai kažkiek tai, bet matau, žmonės ir taip bėga. Gal Kęstas galėtų šiek tiek trumpai. Sveiki, jeigu nežinote, aš Kęstutis Kabelickas, tai yra tas žmogus, su kuriuo bendravo pati Evelina.
ir esu iš mūsų tos iniciatyvinės grupės vienas iš narių ir nepalaikau šito projekto ir kas mano galiomis, mes stengiamės tą dalyką sustabdyti. Komunikacijos mes neatskleidžiame visos, kas yra suplanuota, kas bus daroma iki tam tikro momento, kol jūs nepamatote to viešose erdvėse. Tai galite spręsti, kiek mūsų grupė, kurie 18 žmonių ir mes dar turim dar 10 palaikančių, padeda rinkti informaciją ir padeda šitą projektą stabdyti. Mes tikrai nenorim prisimti savo vieni laurų, tai yra mūsų visų pagalba. Bet galiu pasakyti tiek, kad nei vienas politikas, nei vienas žmogus neturės stiprybę sustabdyti šitą projektą ir pasakyti ne. Mūsų laukia tikrai ilgas kelias. Todėl, kad neturės tiek stiprybės ir valios. Nebus. Jeigu galvojate, kad vienas žmogus ar ministrė, ar kažkas, ar prezidentas gali sakyti stop, nebus, tai tikrai nebus. Ta prasme, nebus tokios stiprybės pasakyti, nes kiekvienas bijosi, ar jisai pasielgs teisingai. Dėl to kiekvienas šitą darbą, perduos šitą darbą į teismą, kad teismas nusprendžia. Čia yra tokia duodama supras žinutė. Aišku, kas įvyko po šiandien pokalbio, mes daugumą klausimų, kuriuos uždavėte, jau mes esame diskutavę N kartų. Visi komentarai, tokie dalykai, pastebėjimai, mes viską su jais diskutavom. Mūsų advokatas Irvydis, taipogi teisiniais klausimais su jie atakavo ir viskas buvo su jie šnekėta. Kokie mūsų tolimesni veiksmai? Tai mes tikrai šią savaitę dar esame nuplanavę bent kelis susitikimus, apie juos informuosime vėliau ir su kuo esame ir bandom dirbti ir tiesiog padėkite žmonės viešinti projektą. Pagrindinis mūsų dalykas yra viešinti. Kuo daugiau mes viešinsim, kuo daugiau mes visą šitą informaciją skleisim, kad žinotų ne tik mūsų čia Kauno regionas, bet ir Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, to žmonės pradės suprasti, kad tai yra globalinė problema. Nes spragų šiame įstatyme tikrai yra daug. Tai mūsų visą laiką noras yra stabdyti šitą projektą, padaryti visus tyrimus, užsklaidyti spragas ir perkelti. Nes čia tikrai šitam pastatui ne vieta. Pastatas ok, bet visai tarnybom čia joms nėra vieta. Visi mes gyventojai suprantam tą dalyką. Kai lauksime, ministrė pažadėjo, mes jau paredėjom iki būsimo kalėjimo. Nebūsimo, galimai būsimo, bet jau mes tikrai neleisime, kad ten būtų. Ir man nepažadėjo, kad tikrai duos atsakymus į tuos užduotus klausimus, nes patarėjas labai daug tų klausimų įsirašė ir mes bandysime juos tikrai paviešinti, tuos, kurios bus galima viešinti. Nes jis sakė, kažkurios informacijos negalėsim paviešinti, kažkuria galėsim paviešinti. Tai neviešinimo informacija bus tik mūsų tam mažesniam būrelį arba atsakingiam žmonėms. Tai dar mūsų Vytautas norėtų žodelį. Vytautas Irvydis, Šakių kaimo gyventojai. Tai pradžiai, tai aišku, didžiausia padėka jums, kad jūs čia esat. Nes jeigu nebūtų jūsų, jeigu nebūtume stovėję šaltyje, jeigu ne tie žmonės, kurie ir dabar šaltyje stovėjo, kurie skandavo ir lydėjo ministrę iki tos nelaimingos vietos, tai nieko čia nebūtų. Dabar skirtumas koks. Atsimenat, kaip šnekėjo tie generolai praėjusio susirinkimo metu. Tai jie šnekėjo su mumis kaip su nuteistaisiais ir šnekėjo su mumis kaip su pavaldiniais. Dabar jau matot, jau kitokia komunikacija, kitokia plokštelė, bet iš šito šiandieninio vizito tokia siunčiama žinia ministrės, kad matot, komunikacija buvo labai bloga, o visa kita kaip ir gerai. Tai tokių bjaurių sprendimų jų neįmanoma ištaisyti su gera komunikacija. Pasamdyk, kokią tik tai tu nori geriausių viešųjų ryšių tarnybą, nepataisysi. Ir neįmanoma, vat jumyse ir manyje to nenoro, kad su mumis taip nesiskaitytų, neįmanoma išspręsti jokią komunikaciją. Aišku, girdėjot, atsakymo nėra. Teisingai sakė gerbiamas ir Artūras Arlauskas, klausimą tai labai gerą uždavė. Kiek jums reikia laiko, kad šitas viskas pasibaigtų? Tai matot, praėjo kiek? Praėjo beveik 2 savaitės, nepasibaigė.
ateina valstybės prezidentas, atrodo, tai ne šiaip kažkoks iš gatvės žmogelis, ateina, užduoda klausimus aiškiai, konkrečiai, pasako, kad jis prieš. Ne. Nu tai tada tikrai mūsų valstybėje netvarka ir galim taip sakyti, kad gėda, kad turim tokią valdžią, kuris konstitucijos neskaito ir neskaito, kad valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms. Na bet tikrai galiu garantuoti, nei viena bendruomenė kol kas Lietuvoje nepademonstravo tokio susitelkimo, nepademonstravo tokio pasipriešinimo ir dėl to aš drąsiai galiu pasakyti, kad nebus šitos įstaigos. Mažų mažiausiai, kol jūs nenorit, kad jinai čia atsirastų, tai visi, ir bendruomenės, ir gerbiamas Seniūnaitė, ir Kęstas, visi padarys tą, kas nuo mūsų priklauso, kad jo čia nebūtų. Ir dar kartą, mus čia kaltina, kad lyg tai mes kreipiamės kokie blogi, kreipiamės į politikus. Mes priimam bet kokią pagalbą. Iš bet ko, iš opozicijos, iš pozicijos, iš valdančiųjų, tam, kad tai būtų sustabdyta, kad to buldozerį nebūtų vienas dalykas, kitas dalykas, kad vieną kartą būtų baigta, taip su žmonėmis nesiskaityti. Tai tikrai netokia turėtų valstybė būti, kur žmonių bendruomenės nuomonė nieko nereiškia, atsistoja generolas, pasako, pastatas labai tinka ir viskas. To viskas pasibaigia. Tai žinoma, ir kalėjimas, ir probacija, ir jų taikoma terminologija, kur vadinami daiktai netikrais vardais, vieną kartą turi tai pasibaigti, turi būti sustabdyta. Tai dar kartą ačiū Jums, kiek priklauso jau nuo mūsų, darysim ką galim. Ačiū. Tai apie finansavimą irgi pasakysiu, iš tikrųjų viskas procese, kaip visą laiką lygioj vietoj būna šiek tiek nesklandumų, taip trumpai tariant. Bet pirmiausia, gal niekas nevyksta be reikalo, ar ne? Tai šiandien, kad ir lapkričio 20 diena, iš tikrųjų pasaulinė vaikų diena. Jūs įsivaizduojat, mes pasidarėm susirinkimą su ministru, kaip taip magiška, kažkas yra nerealaus. Susirinkimas iš tikrųjų įvyko šiek tiek ne pagal planą, bet galbūt esam su iniciatyvinė grupė numatę gruodžio 10 dieną eiseną, būtent sakom ne probacijos tarnybai ir atviram kalėjimui. Iš tikrųjų, kodėl iki 10 dienos mes tikrai aiškiai galėsime matyti, kas kurią poziciją užsiėmė, kas vyksta, kas nevyksta, galbūt net bus taikos šeimos žygis į Stumbro gatvė 3. Matysime, iš tikrųjų viskas labai fainai ir smagu. Dėl būtent finansavimo, kaip ir minėjau, rytoj patikslinsiu visą viešosios įstaigos Domeikavos vienybę, sąskaitos numerėlį, nes iš tikrųjų mums tikrai labai reikia jūsų paramos ir ne tik finansinės, bet yra ta magiška pusė, kur mes iš tikrųjų lapkričio 8 dieną įsivaizduoja 1000 žmonių susirinko, tai kažkas yra tokio istorijos Domeikavos net nematyta. Tai ta be jūsų vienybės, be, nežinau, 24/7 dirbančios visos komandos iki 4 ryto ir pradedančios 7 ryte, nieko tikrai nebūtų. Tai dėl sąskaitos patikslinsiu ir įsidėmėkit gruodžio 10, nes tikrai dar sugaišiu su video. Tai va, ačiū. Taigi, kaip sako, klausėt karas, taigi karą bandysim finansuoti iš savęs. Kiek galėsim, kaip sugebėsim, kaip sako, imsim dalgius, darysim kartus. Ja. Taigi, ar dar iš mūsų kažkas Šarūnas gal norėtų, ne? Nori Šarūnas? Tai aš manau, kad, nežinau, žodžiu, mes darysim viską, kad tų namų čia nebūtų. Aš manau, mes sakom tvirtą ne ir šiandien baigiam šį vakarą, einam su viltim namo ir startuojam, kad jų nėra.